Sveiki, esu Evelina ir kartu su kolege Vaida šį pusmetį dirbame prie projekto tyrimais ir inovacijomis paremta įmonių dekarbonizacija. Siekiame išsiaiškinti, kaip viešojo sektoriaus teikiama parama įmonėms galėtų tapti efektyvesnė ir kaip galima paskatinti spartesnį įmonių dekarbonizacijos procesą. Tad kasgi yra dekarbonizacija? Dekarbonizacija tai yra procesas, kurio metu siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą. Dekarbonizacija įprastai yra skirstoma į dvi pagrindinės sritis. Tai yra pirma energetika, į kurią įeina perėjimas prie atsinaujinančių energijos išteklių, vandenilio technologijos. Ir antras sritis yra technologijos, kurios gali apimti gamybos proceso optimizavimą, skaitmeninimą ir panašiai. Dekarbonizacija yra labai svarbi ilgalaikiam šalies ekonominiam konkurencingumui, nes tiesiogiai veikia jos investicinį patrauklumą bei pasitikėjimą ją. ES vadovaudamasi Paryžiaus susitarimu bei Europos žaliuoju kursu siekia tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu iki 2050 metų. Lietuva taip pat kaip ir kitos ES šalys įsipareigojo siekti šio tikslo ir nusimatė tarpinius bei pagrindinių tikslus. Tad kur yra Lietuva šiandien? Lietuva padarė jau reikšmingą pažangą nuo 90-ųjų metų ir šis reikšmingas sumažėjimas iš dalies įvyko natūraliai dėl Lietuvos ekonomikos restruktūrizavimo po nepriklausomybės atkūrimo. Tačiau, nepaisant pažangos, esami tempai ir esamų priemonių taikymas kol kas yra nepakankami, norint užtikrinti nulinės emisijos pasiekimo laiku. Čia matome 4 daugiausia šias emisijų sugeneruojančius sektorius. Pirmoje vietoje yra transportas, tuomet energetika, žemės ūkis ir pramonė. Nors pramonė nėra didžiausias teršėjas, tik 4 pagal emisijas, jos transformacija yra itin svarbi dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiui, dėl didelio energijos poreikio, dėl ekonominės svarbos, pramonė taip pat turi technologinį potencialą, dėl tarpsektorinių sąsajų ir dėl ES prioritetų mažinti emisijas pramonės sektorėje. Tad šis kompleksiškumas reikalauja suprasti unikalius subsektorių iššūkius ir poreikius. Skirtingos pramonės šakos susiduria su skirtingais technologiniais, finansiniais ir reguliaciniais barjerais. Iššūkiai gali varijuoti nuo skirtingos specifikos, nuo skirtingų emisijų šaltinių, energijos vartojimo skirtumų, iki technologijų prieinamumo ir panašiai. Todėl svarbu ne tik suteikti bendrą paramą, bet ir ją pritaikyti specifiniams subsektorių poreikiams. Taigi pratęsiu prezentaciją ir trumpai aptarsiu rezultatus iš mūsų projekto metu vykdytos pramonės įmonių apklausos. Šią apklausą siekime įvertinti įmonių požiūrį į dekarbonizaciją, jų daromą progresą bei pagrindinius iššūkius stabdančius tolimesnę pažangą. Tai visų pirma, supratome, kad įmonės supranta dekarbonizacijos svarbą, didelė įmonių dalis sutiko, kad dekarbonizacija yra svarbi jų įmonės konkurencingumui ir svarbi ilgalaikė strategijos dalis. Antrasis aspektas, kad įmonės pamažu mažina šias, bet aiškios strategijos dar neturi. Tai dauguma įmonių jų ėmėsi arba planuoja imtis veiksmų šias emisijų mažinimui, tačiau neturi konkrečios aiškaus dekarbonizacijos veiksmų plano. Ir paskutinis aspektas, esminiai įmonių iššūkiai iš esmės sutampa. Įmonės dažnai mini aiškios ir centralizuotai teikiamos informacijos poreikį, aukštas pradinių investicijų sąnaudas, žinių ir kompetencijų trūkumą bei sudėtingas tiekimo grandines. Taip pat projekto metu atlikome detalę viešojo sektoriaus organizacijų, kurios teikia įmonėms paslaugas susijusias su žaliąja transformacija apžvalgą. Ir pastebėjome keletą aspektų, kas jau veikia ir kas galėtų būti tobulinama. Tai aspektai, kurie jau veikia, tai iš esmės ekosistemoje egzistuoja plati organizacijų ir temų apimtis, dauguma svarbių kompetencijų jau egzistuoja ir pamažu daugėja dekarbonizaciją orientuotų finansavimo priemonių, įrankių ir resursų. Aspektai, kurie galėtų būti tobulinami, tai kad dėl plataus pasiskirstimo paslaugų tarp skirtingų organizacijų įmonės dažnai sunku rasti informaciją, kur joms gauti tas aktualias paslaugas. Taip pat trūksta gilesnių konsultacinių paslaugų, tai nepakanka kietųjų kompetencijų ir techninės pagalbos. Ir kone esminis aspektas, tai kad trūksta dekarbonizacijos lyderystės. Nėra vienos organizacijos atsakingos už bendrą paslaugų koordinavimą ir progreso skatinimą. Ir atsispiriant nuo šito aspekto, siūlome įsteigti dekarbonizacijos kompetencijų branduolį, kuris atliktų šias 4 esminės funkcijas ir gerokai pastiprintų esamą pagalbą įmonėms. Tai visų pirma, informacijos rinkimas, analizė teikimas, antra, ekspertinių paslaugų teikimas, trečia, technologinė pagalba ir ketvirtas, koordinavimas ir strategija. Šiek tiek plačiau apie mūsų
dekarbonizacijos kompetencijų branduolio pasiūlymą, tai iš valdysenos pusės mes rekomenduotume parkuoti arba apgyvendinti šį sprendimą vienoje iš jau egzistuojančių organizacijų, tai yra arba verslą aptarnaujančioje arba akademinėje institucijoje, kuri turi esminės ekspertinės kompetencijas. Tiksliniai klientai būtų vidutinės ir didelės pramonės įmonės iš kelių tikslinių subsektorių. Ateityje siūlytume šį apimti platinti. Siūlome 7 paslaugas ir priemonės, kurių imtųsi tiek DKB pats, tiek ir išnaudoti esamą ekosistemą ir jų esančias organizacijas. Ir, žinoma, pagrindiniai resursai, tai labai svarbus klausimas yra finansavimas, komandai ir klientai bei partneriai. Šiuos aspektus plačiau aptarėme mūsų platesnėje dekarbonizacijos kompetencijų branduolio prezentacijoje, kurią galite rasti nuskanavę šį QR kodą. Labai Jums ačiū už dėmesį.